tą papildyti? Mokykis, pirmadienį jau tavo egzaminas. Gerai. Aha, Aidas parašė Griciaus galą, jau prisidėmėm. Griciaus galą parašė Jonas Griciūnas, didysis literatūros klasikas. Tai aš jau seniai neprimirkau, ko jau šis būdas seniai atgyvenęs, jau šiuolaikinį, mėgauti šokoladą. Gerai. Mama, kliūtą atsineš. Štai nuskambėjo paskutinis skambutis. Šiausias šias lietuvių šiauraitiškas gyvenimas. Kas išvis į kartą ir kaip jis skambėjo? Gal kvietė į sunkę, išmoktą pamoką, o gal pabrikė nuslėpšų gyvenimo ritmą. Sustok, gerai įsiklausyk. Skambutis neįlinis. Nors jis girdėsis daugelį, bet šiandien paskutinis. Sulaukė geručiai neplovusi miegam, nors kompas minktas ir filmas uždėtas. Visgi uždaromas puolam žiūrėti, saudetas baisūnas, nes dienom suskirtas. Ir taip nejučia atsikytas iš aukštą takelis už metų, pasidėtas. Pramiegame pamokas vedėjimas. Biudžetas įlėtas salovo dalyvas. Mums nipkė mojuoja vedėjų ranka, vadovė burmoja, bardakas yra. Pamokos oriai praplaukia ore, langeliai žymėti N raidele. Mes pertraukos laukiam, kaip manom daugiau, grupelė būruoja, klaidumą užtraukia. Bet tai neesminis dalykas yra tik mados reidas mokyklos kieme. Mums sporto aikštelės, bėgimo takai, juk mes laimingiausi mokyklos vaikai. Na dabar bus antroji dalis filmuoti. Palieka mokykloje žvirkų vadovų, remontus pradėtas ir mokyklinius sivalus. Atverskime idėjas, kai liksim vieni, jei jos nepažadins, mitosim visi. Palieka mokyklą ir kitinas kamą, vaikykisi nuo liktokį, tik jie negali. Remonto dirbtuvės, paliekam šaltas, šaukai nuo liktokį, tepo mokėlė. Štanginę paliekam iš skausmo širdies, švartuokės sveikai ir Dievas padės. Ramus ežeras, traškantis, pažerėje, aužavykės nesliepsne ir keli šypsena. Užaugo vaikai. Pavasariniai vėjai, nešantys skambų, jaunatišką veržlumą. Užaugo vaikai. Šiam pasaulyje visko būna, atsimerki vieną rytą ir dairaisi ar čia juokai, mūsų veidai nežinai, kad galėta duoti tiesą, įgaliu lietum rytą, kad laisvi jo veidai, jo kaip našai. Šiandien paskutinio skambučio šventė mums, 12-okams. Susirinkote, tai ir paklausykite, ką iš visos širdies jums skambėsiu. Paskutinis skambutis. Ši šventė privertė plakti ne vieną širdį, nubrausti net ašarą. Tai atsisveikiname su tuo, iki skausmo pažįstamų garsų, su mokytais, kurių mes taip dažnai neįvertiname, su draugais ir pažįstamais.
Labai skaudu, kai artimi žmonės tariant sveikinimo kupinus prasmės ir ilgesio žodžius. Tuomet kiekviena akimirka tampa prisiminimu. Šiandien paskutinis skambutis skelbia apie permainų ir naujovių. Tai didelio darbymečio, nelengvų išbandymų pradžia. Slenktis tiems, kurie mokysi, ir loterija tiems, kurie dažnai pasirengia ir labai atsainiai žvelgia į ją. Mes būsim žmonės, ramūs, nepastovūs ir neišvengsime žmogiškų klaidų. Mes klausome į srovę, vilties rodą, su uždegančiu laimės šokimu, su viltimi, su džiugesiu svajonėm, su meile ir troškimais dideliais. Mes žmonės, mes nuo šiandien žmonės, tačiau dažnai nežinome, ką reiškia būti dideliais. Mūsų didelis ir savo kasdienas ir šiandien, ir sielos ir laimė, mūsų didelis. Ne tam tik sunkiai mokytojai ir tėvai mokome gyventi, kad pasuktume nuo smulkmenų gyvenimo keliais. Ir abejonėmis ir savo siekis ir neapykanta, ir netgi meilė, ir sodamečiai būtų dideli ir geras, būtų dideli. Gyvenimas nepasakas, jo vengiai klaidus, išalta, sūrė ašarą, pavirtę klaidos, nubyra sumaištus, o šviesa vėl kviečia eiti. Ir tik tai pats gali išmokti, šlius visą teismą, ir tik tai pats gali surasti tiesiausią kelią. Branginkim kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Branginkim kiekvieną šalia esantį, nes jie išeis. Branginkim prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvę. Saugokim savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi. Pagaliau, saugokim patys save, nes esame labai reikalingi ir svarbus. Kaip keista, juk rodos, taip neseniai susitikome pirmą kartą mokykloje. Ir štai jau nuskambėjo paskutinis skambutis. Liko tik spalvotos nuotraukos ir spalvingi prisiminimai. Vakar to nepakanka, pačiono atlantos, nieko nežoka mono, pasiekti nereikia, nesužvečiu, kad to pusukčiai, ar būtų rūmai, pavyzdžiai, kaip moterų galiučiai, dabar kartais neškytas monti į gatvę, uostis pagarbiai, negali užpulti į veikia bedarbiai, lygantys savoji kansaikai, šipsoji problemi, juos ir pasai, iškapti lėtinas saurų, vadovas kelias daug punktų, došus pusir šaptai, kiekti įmanoma, sukurtis kesti, atsigrąža lėtimą, ruoštis prabėgiau kaip gyvenimą, kuri primena gyvenimą. Ką radom? Išverdami keparstytas duris. Į javų gilumą langai atsiveria, kuriuos mes matome pasaulius. Prisėdame, patylime ir kylame. Į žemę, žolę, pievą, saulę. Malonė pakviesti abiturientų rožyną, pasodinti simboliškai po rožę, net tik kviečiu.